Jei esi moteris, kuri viską sutvarko pati, bet viduje jaučiasi vieniša, šis video tau. Tai kasgi bendro tarp susitvarko pati ir vieniša? Ogi lūkestis, kad sutvarkys kažkas kitas. Kaip vidinių konfliktų specialistė pastebėjau, kad žmonės ateina su pasikartojančia problema. Kas tai yra? Neišugdytas įprotis, kuris būtų tapęs įgūdžių, sava ranka pasirinkti ir atlikti dalykus. Mes tarsi arba laukiam, kol kažkas kitas už mus atliks, arba mažiausiai, kol duos kažkokią tai komandą, kaip atlikti, kada atlikti, kur atlikti. Ir štai, kai šio įgūdžio neturim, kai tenka daryti šios dalykus patiems, dažniausiai jau suaugus, mes pasimetam ir jaučiamės vieniši. Nes nebėra to kažko, kas padarys už mus, arba bent jau duos komandą kaip. Tai dabar atmetus lytį, nes ji yra nesvarbi šitam kontekste. Tiek vyras, tiek moteris turėtų mokytis įprasti, kad vėliau įgustų sava ranka atlikti dalykus ir nesiparinti, nesijaudinti, kad tuos dalykus atlieka pats ar pati. Nes tai yra suaugusio žmogaus pozicija, kai mes nelaukiam, kada mums kažkas duos komandą, nelaukiam, kol kažkas pašauks, nelaukiam, kol kažkas už kompaniją bus šalia ir nelaukiam, kol kažkas už mus tai padarys. Tai šitoje vietoje skatinu išsikelti klausimą. Kai jaučiuosi vieniša, ko aš iš tikro trokštu? Kad kažkas būtų šalia? Kad kažkas už mane padarytų? Kad kažkas pagirtų? Pamatytų? Koks yra mano noras?